Ko aš čia padisus? Ogi jau užmiegojau, daiktus jau dalį nusitempiau ją pačią. O mano lova buvo. Žinokit, atrodo, miegojau po cementą bloku. Čia gal kokie 5 sluoksniai adialų. Va. Ir kai va taip tiesiai guli, netgi pirštai tiesiog skaudino to visą svorę. Bet užtat šiltai. Gerai, keliaujam į La Paz. Čia toks įdomus viešbutukas, daug remonto darbų. Čia žmonės žaidžia biliardą. Ir... Hola. ¿Cuál es tu nombre? Nombre, Mónica. Bye. Ciao. Goodbye. Sí, goodbye. Adiós. Ten draugiški vyrukai. Aiškiu, pašnekėjom. Gerai, va tokiam kaimukiai žmonės turi žaidimų, viškį, biliardą. Šiandien tik 66 kilometrai, bet jie prailgs, nes pučia labai stiprus, grynai priešinis vėjas ir jis dar stiprės dienos eigoj. Naujas versliukas pardavinėja kameras, padangas, dviračių dalis. Wow. Para dos. Hay que hablar, licenciada. ¿A La Paz? Claro. ¿Sí, La Paz? Sí, pero están poniendo para la cuchita de Juan Benito. ¿Coca? Claro, pues. No. Hay que poner platita. Platita. No. Pero no No se puede. No se puede. Si no se puede. Mucho bicicletas. No pagar. No pagar. Si mi turista, necesito pagar. Pero vos andas con gasolina, pues. No. Ya, anda, bola. Sí. Bola. Sí, bola. Okay. Okay. Ciao. Bet žinokit, rimtai, pagrinde tie žmonės, kurie čiaumoja tuos koka lapus, jie pastoviai daugiausia nori iš manęs kažko. Dažniausiai jie mano dviratį griebia. Žodžiu, nespėjau nufilmuoti. Grynai užgala laiką. Aišku, biškiau susinervinas, mokėti pinigus, dabar man už tai, kad pravažiuoti, senok, išnaudojams. Čia dabar tų dviratininkų tiek važiuoja, negražiai, bet, pasijuokia į veidą ir viskas. Aišku, nori to pinigą, visi nori, aš noriu.
Na bet ką čia supylė. Juda, poquito. Muchas gracias. Čia kažkas pasidarbavo. Čia vandalizmas. pusę atstumą numyniau. Dar tiek pat. Čia šiaip vat viskas pakankamai nauja ir va užkūrena, sudegina. O čia geriausia blokada. Autobusas aukštyn ratais norėjau pasakyti, bet ratų nėra. Susirinkimas. Ai, kuras? Eik savo. Вода. Žmonės prie kuriuko. Tai va, kai jūs irgi stovit degalinėje ir 3 mašinas prieš ir nervuojatės, tai prisiminkit šitą vaizdą. Kai viską palygini iš kitų šalių perspektyvos, kaip viskas vyksta, tai Lietuvoje yra labai geri reikalai. Kad nusigauti iš Šilalės į Tauragę nereikia eiti pieškom. Ar iš Zarasų į Kelmę. Na, jūs nuspręskit, koks maršrutas. Bet pipiec. Reikia nusipirkti bananų.
Aš vis dar negaliu atsistebėti. Čia turėtų būti sunkvežimis po sunkvežimė, mašina po mašinas. Žalia. Važiuojam. Važiuojam. Visur tik tai dviračius pardavinėja, kad tik tai remontuoja. Čia visi važiuoja, kas kaip išmano. Arba kitas iki, kad tu važiuoji pagrindiniu, va kaip aš dviratis. Bet šalutinė išsu kažkoks sunkvežimis važinė, žinokit, ant galvos. Čia turi žiūrėti ne tik tai už save, bet ir už kitą. Sveiki atvykę į La Paz. Eina savo, kaip atrodo šitas miestas. Čia toks dubuo centriukas. Negaliu patikėti, dabar biškį su tokiu vyriuku pašnekėjau. Mes turim tokius pokalbius su vietiniais. Jau ant tiek laužyta kalba. Aš 5 mėnesius tuos pačius žodžius naudoju. Bet, wow, sustojau čia iš tikrųjų dabar biškį pasižiūrėti panoramą, bet ir pasireguliuoti stabdžius, nes čia yra, labai statu. Reikia leistis į pačią apačią, o snargliai. Wow. Dar biškį su telefonu, nes visą laiką vaizdelis atrodo realistiškiau negu su veiksmo kamera. Ir kalnai kitam plane. Wow. Iš tikrųjų bijau leistis. Nes taip statu. Oi.
atstumą. Dar tokių kelių iš tikrųjų net nelabai stačių esu mačiusi. Aš kaip džiaugiuosi, kad vis dėlto yra šita kamera. Žinokit, žmonės, kiek jūs vaizdų nebūtumėt pamatę. Va, tarkim, filmuoti visas tas blokadas. Dažną kartą turbūt būčiau net neišdrįsusi. Wow. Prieky kaladėlės yra visiškai išiestas. Pagrinde tik tai gale stabdau. Oho. Aš labai tikiuosi, kad kai reikės išminti iš La Paz, galėsiu su funikulierium dviratį pasimti, nesvarbu, kad jis dydžio kaip nežinau kas. Ir reikės mokėti dvigubai už save ir už dviratį, bet savo tikrai neįminčiau, tokį kalną net neįstumčiau. Hola. Ką jūs ciuciai ieškot kaulų? Ei, sit! Vadovėlį! Ei! Eina sau, tokių kelių nesu mačius. Eina sau, net širdis daužos besileidžiant. Oh! Wow! 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 Eina sau. Paleisčiau stabdžius, žinokit, tai būtų kapiec. O. Katastrofa. Čia reikia labai gerą sukibimą batų. Jeigu dar koks lietus, tai pipiec.
23 aukštas. Kaip gerai, kad leido dviratį į viršų temptis. Be problemų, maniau, kad čia reikės dar papildomai už parkingą mokėti. Ne. Gerai. Į ką žiūriu? Ir mano... Valia. Monikita nepasikuklino.